Spalio 18 dieną Rokiškio krašto muziejuje vyko tarptautinės parodos Vytis ir Lelija pristatymas. Tai galimybė išvysti pirmą kartą Lietuvoje esančius eksponatus iš Vatikano apaštališkosios bibliotekos. Ši paroda Lietuvai yra labai reikšminga, pirmiausiai, nes pirmą kartą į Lietuvą atvežti jau yra 2 grafinių iliustruoti albumai, rankraštiniai, kaligrafiškai išrašyti, galima sakyti, pustrečio albumo, nes trečio yra kopijos. Ir tuose albumuose yra labai daug lituanistinės ikonografijos. Ši paroda tai pasakojimas apie tikėjimą ir tautinę savimonę XIX amžiaus nelaisvės laikotarpiu. Rankraščius iliustravo 3 grafienės, jos buvo tikinčios, išsilaisvinusios ir drąsios moterys. Jų iliustracijose kupina Lietuvą atspindinčių motyvų, tokių kaip vytis, lelijos, rožės, linai bei tulpės. Grafienės buvo pirmiausiai gražuolės. Visos 3 buvo gražuolės, pagarsėję visose salionuose, nuo Varšuvos, Vilniaus ir iki Paryžiaus, Vienos, nes Pliaterienė net Vienoje buvo susižadėjus su italų kunigaikščiu, bet ten po to ištekėjo už vietinio grafo. Jos buvo gražuolės, jos buvo keliautojas. Jeigu mes pabandytume padaryti, kaip dabar lėktuvai skraido tą maršrutą, tai jisai būtų visa Europa. Šie unikalūs rankraštiniai albumai yra dekoruoti aukso, heraldikos ir tautinių simbolinių motyvais. Dėl savo autentiškumo jie yra saugomi Vatikano apaštališkoje bažnyčioje. Tačiau jų atkeliavimas į Lietuvą buvo toks pat ypatingas kaip ir jie patys. Taip, iš tikrųjų, tai, buvo iššūkių, ypatingai, kad pirmiausia mes planavome, tiesiog ir buvom suderinę detaliai visą maršrutą, planavome skraidinti šiuos įspūdingus eksponatus per Frankfurtą, tai buvo sutarta, įvyko tam tikrų nesklandumų, gana per trumpą laiką reikėjo perdėlioti maršrutą per vieną, bet po to aš supratau vieną dalyką, to lietuviškojo rankraštinio albumo viršeliai buvo greičiausiai pagaminti Vienoje. Ten yra tokie įspūdingi medžio drožiniai, sidabro vytis, mes aptikom istorinės medžiagos, kad tai galėjo būti padaryta Vienoje. Tai aš nutariau, kad tas vienetinis albumas tiesiog norėjo užsukti į savo, galima pasakyti, gimtinę ir dėl to mums teko perdėlioti tą maršrutą. Tokius svarbius eksponatus demonstruoti lankytojams nėra taip ir paprasta. Parodos koordinatoriai ir kuratoriai atskleidžia, kad labai svarbu yra tinkama šviesa, apipavidalinimas ir svarbiausia apsauga. Tačiau parodos architektui Povilui Vincentui Jankūnui viską apipavidalinti labai puikiai pavyko. Paroda tai tikrai sudėtinga, jeigu kalbant iš įgyvendinimo, iš architektūrinės pusės, nes turėjom iš esmės laikinom parodom nepritaikytas erdves, kadangi tai buvo nuolatinė ekspozicija, kurioje įvairiausi dvaro baldai, dvaro visas įrengimas, tai reikėjo visą paneigti prieš tai buvusią, sistemą ir iškraustyti viską ir sukurti tiesiog visą naują sistemą šitoms salėms. Ir buvo pasirinktas ta mėlyna spalva, kad naudoti kaip akcentą tai, kas yra, būtent priskiriama šitai parodai. Ir mėlyna spalva pasirinkta, nes turim tikrai didelę gausą Mergelės Marijos paveikslų ir Mergelės Marijos apsiaustas dažniausiai būna mėlynas. Tai tokia kaip ir kartu karališka, tokia didinga spalva. Tai kadangi tie patys albumai ir daug tokių, prabangių eksponatų, tai buvo pasirinkta viskas suvienodinti, sujungti, būtent panaudojus mėlyną spalvą. Ši paroda skiriama Rokiškio Šventojo Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios 140-osios konsekracijos metinėms ir vyskupo Motiejaus Valančiaus 225-osios gimimo metinėms, kurias šiemet mini visa Lietuva. Ekspoziciją gali aplankyti visi Rokiškio miesto svečiai ir gyventojai.